Vienas. Juokinga, man liūdesys tau juokas tinka. Džiazas gydo net ligonius, matai madinga. Netikėti pasakas. Tai vakar buvom Londone ir iš tikrųjų tai teigiami įspūdžiai, kadangi apskritai apsilankyti Anglijoje yra pamatyti mūsų lietuvius, sutikti, tai jau yra šventė didelė. Pirmą kartą aš esu Londone, tai šiaip labai įdomu, smagu buvo. Atėjo lietuvių palaikyti. Labai šilti įspūdžiai, nes labai daug netikėtų tokių buvo susitikimų su draugais, su kuriais senai nesimatėm. Tai daugiau mažiau čia visi hip-hopo, sakykime, tos bendruomenės žmonės, kurie išvažiavo į Londoną jau ten prieš porą metų, prieš 3 metus ir senai mes matėmės. Na, iš tikrųjų didelis ačiū tiems, kuriems buvo, kurie skiria laiko ir tikrai nepatingėjo, rado laiko, įsiprašė gal iš darbų, iš mokslų, dar iš kažkur atvyko į koncertus ir pamatė, išgirdo, įsigijo kompaktus. Labai didelis experiences. Neturėjau aš prieš tai nieko panašaus, labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė ir tikiuosi nenudėliau. Kadangi retai apsilankai, tai norisi iš tikrųjų iš savęs maksimum spausti kokybės ir dėl to truputėlį atsakomybė didesnė yra, aš manyčiau, groti užsienį, negu Lietuvoje. Mano ryšys su Lietuva prasidėjo prieš 7 metus, kuomet pirmą kartą nuvykau į Lietuvą ir sutikau DJ Mamai. Fucking great bro, motherfucker on the two turntables. DJ Mamaya. And then while we were there, he showed me a video of Junior. Kol buvome Lietuvoje, jis parodė man J&J sindikato videoklipą. Aš buvau nustebęs, kiek žmonių ten buvo ir kokia aistra ir muzika. Ir nuo tada aš esu jų gerbėjas. Iš tiesų maždaug 5 metus vis kartojau, kadagi sindikatas apsilankys Jungtinėje karalystėje. Ir pagaliau 2011 metais jie atvyko. Hebra tikrai laukia ir tikrai pasilgsta, nes būna žmonių, kurie iš tikrųjų metais neišvažiuoja, negrįžta į tėvynę ir jie neturi tiesiog galimybės tave pamatyti, bet jie klauso tavo muzikos, renka tavo diskografiją visą, domisi tavim. Taip kad tikrai reikia važiuoti ir atiduoti duoklę savo gerbėjams būtinai. Aš labai atviras kiekvienai kultūrai. Man patinka išgirsti įvairių žmonių požiūrį į kūrinį, ar kokia patirtis ir koks ryšys juos sieja su juo, o gal gali pateikti jį kitų kampų, tuo pačiu sutelkiant bendruomenę kartu. Turiu galimybę susitikti su žmonėmis, kurių niekada nesutikau, susirasti draugų, kurie tikriausiai bus draugais visam gyvenimui. Ir muzikuoti be draugų įtakos ir palaikymo ir aplinkos draugiškos, tai yra iš tikrųjų man būtų sunku ir turbūt vienas aš nelabai pajėgčiau. Pradžioje buvo kiek sudėtinga, nes nepažinojau daug lietuvių, bet dabar žinau daug daugiau, ne tik Newcastle, bet ir Sunderlande, Middlesbroughe, Darlingtone, visuose šiaurės rytuose. Pažįstu daug lietuvių bendruomenės žmonių, kurie padeda reklamuoti renginius. Ir tai yra vienas iš malonių dalykų dirbant su Lietuva, visi šie mėly žmonės, kuriuos sutikau visoje šalyje. Šaunų žmonės. Pušą pažįstu, tai aš manau, kad pažįstu jų kažkur virš 30 metų. Tie 7 metai nebuvo, kad iš tikrųjų sėdėčiau studijoje ir nieko daugiau neveikčiau, kaip tik tai kurčiau. Turbūt ir užtruko taip ilgai, nes su kūryba taip yra jau, kai aplanko tave kažkas, tada kuri.
Jeigu nesikūrė, tai aš tiesiog tada nekuriu, nes savęs neprievartauju ir savo per galvą nelipu, nes aš skaitau, galvoju, kad iš tikrųjų kūriniai ir apskritai tekstai ir taip toliau, muzika kuriama, manau, geriausia yra tada, kai iš tikrųjų tau užplaukia ir kai tu nori tai daryti. Tiesiog kitaip tu negali nieko daryti. Meti visus darbus, meti visus reikalus ir tu nori kurti. Tada aš manau, geriausiai gaunasi iš tikrųjų kūriniai, bent jau man asmeniškai. Iš tikrųjų, šlifuoti kūrinius galite, nežinau, visą gyvenimą realiai, nes tuo momentu tau atrodo vienaip teisingai, ten po 3 mėnesių gal atrodys kitaip, nes tu gal pasikeis tavo, tarkime, vėl mąstymas, aplinka, dar kažkas, taip, kad iš tikrųjų nereiktų irgi užsiciklinti ant to šlifavimo, nes aš manau, būtent gal tuo momentu, kaip tau atrodo, aš manau, taip ir yra gerai. Tai yra trečias solinis albumas, tai jisai vėl yra kitoks, nei visi prieš tai buvę, pačios temos yra tokios kaip subrendusios, galima taip sakyti. Labai geras albumas iš tikrųjų. Tik ką įgavau, įspūdinga, kad albumas pagamintas kaip knyga. Iš tikrųjų, labai patenkintas produktų. Labai sunku, aišku, vertinti savo kūrybą yra. Dėl kūrinių negaliu sakyti kažkas ar gerai ar blogai, nes tai yra vertintas, yra klausytojas. Aš mačiau kelius fragmentus internete, kuriuos man parodė žmogus pakvietęs į šį renginį. Paklausiau, peržiūrėjau Pušo videoklipus ir buvau suintriguotas, nes net nesuprasdamas, ką jie sako, kaip reperis, jaučiau minčių kryptį ir galėjau pasakyti, man patinka ar ne. Ir tai man tinka. Aš visai nesuprantu tekstų, bet manau, kad lietuvių kalba puikiai tinka hip-hopo muzikai. Kalbos skambėjimas, tėkmė. Kai Sindikatas atvyko pernai, į koncertą atėjo daug mano draugų iš Newcastle, britų draugų, kurie visiškai nesuprato, ką jie sako, bet pajautė, su kokia meilė jie koncertuoja. Visada, aišku, iš tikrųjų yra smagiau, kai ant scenos kuo daugiau žmonių. Tai yra live bandas, kai yra, tada vis tiek atmosfera, ta energetinė, jinai daug fainesnė yra, kai iš tikrųjų tau daug bendraminčių ant scenos, tai be abejo yra visada smagiau. Aš apšildau su dainininkė Julija. Ji dainavo, aš pagalvojau, kas ši dainininkė. Aš turiu dirbti su šia dainininkė ir taip tuomet sužinojau, kad ji lietuvė. Tuomet Julija pakvietė mus drauge pasirodyti šiame koncerte ir aš apšildysiu Pušą. Aš ne vienas su didžėjim, su Iga, su palaikymo komanda, kas labai smagu, taip kad viskas gerai, yra hebros. Daug lietuvių ateina į koncertus, bet jie ne tik domisi grupe ir yra ypatingi hip-hopo muzikos gerbėjai, bet jiems gera susitikti kitus lietuvius. Tai sutelkia bendruomenę pabūti kartu. Pirmame G&G Sindikato koncerte Londone apsilankė ir Lietuvos ambasadorius. Ir jis pirmą kartą pamatė tiek daug lietuvių vienoje vietoje. Minia skandavo Lietuvos vardą. Jeigu jums patinka ši muzika, jūs palaikykite šią kultūrą, ateikite, palaikykite mūsų atlikėjus. Tikiuosi dar sugrįžti čia. Linkėjimai didžiausi visiems Anglijos lietuviams. Ačiū, kas atėjo. Vakarėlis pavyko, susirinko nemažai žmonių, buvo linksma, daug draugų, bičiulių ir taip toliau. Tai buvo kietai viskas. Žmonėms gali ir nepatikti muzika, bet jie ateina iš patriotizmo. Jiems patinka matyti lietuviškas grupes, skiriančias laiko atvykti į Jungtinę karalystę ir pabūti kartu. Tai vienybė. Žmogau, tau laikas išgirsti. Turiu sąrašiuką tokį. Iš tikrųjų greitai atvyksim su G&G Sindikatu. Aš ir to vieną kraują. 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 Taip kad bus rimtas turas su džindžiukais. Sindikatas, mano broliai.